Sveiki visi, šiandien sekmadienis, bet laukia lyja. Tai noriu pakalbėti apie, atrodo, tokį paprastą dalyką kaip grandinės tepimas. Nes daug kas tą dalyką daro neteisingai. Forumuose labai daug klausimų, kodėl galinis ratas aptaškytas. Tai trumpas toks video bus, ko mums reikės. Mums reikės grandinės ploviklio kažkokio, nebūtinai tokio kaip mano, šepetėlio, kažkokio indo, kad neprisitaškyt. Ir aišku, grandinės tepalą. Aš čia turiu kelių rūšių, tai iš esmės tinka bet kuris. Plauti galima arba specialiu kažkokiu plovikliu, arba iš bėdos galima plauti žibalu. Aš anksčiau plaudavau žibalu ir tikrai jisai puikiai tam dalykui tinka. Bet mes šiandien naudosim specialų ploviklį. Ir pradėkime. Nusipurškiam visą grandinę. Šiaip aš visada grandinę plaunu, kai plaunu motociklą. Įsiplauni grandinę, tada nuplauni motociklą, bet po plovimo reikia atlikti vieną veiksmą prieš tepant. Negalima tepti, nes nareliuose lieka labai daug vandens, o vanduo susimaišęs su tepalu, švelniai tariant, pablogina to tepalo tepamąsias savybės. Tai reiktų bent, daugiausiu atveju, bent pervažiuoti, kad išcentrinė jėga ištaškytų vandenį iš grandinės. Aš tam dalykui naudoju kompresorių. Dabar va, kaip išplausim, išvalysim, parodysiu. Supurškus reikia šiek tiek palaikyti. Kad ploviklis ištirpdytų tą sudžiūvusį tepalą, susimaišiusį su dulkėm, žemėm ir kitu purvu. Da iš vidinės pusės biškį papurkšiu. Svarbiausia tą dalyką daryti reguliariai, tada grandinė neužsiteršia ir išplauti būna žymiai paprasčiau. Nerekomenduoju naudoti va tokio šepečio. Nu bent jau nespaust va šitų šerelių į grandinės tą dalį, nes jie yra gan kieti ir gali pažeisti tos guminius O-ringus, X-ringus, priklausomai kokią grandinę. Šonam galima šituos, jeigu... Nu, bet aš tai labiau mėgstu va tokį šepetėlį. Šitas jau aišku čia mano pavargęs nuo gyvenimo. Va taip, su purkšta plovikliu reikia visą išvalyti. Taip, čia pačioj turim tokį indelį, kad neprisitaškytų. Kaip matot, va čia jau yra išoriniai daly daug sudžiūvusio
to purvo su senu tepalu jau jisai sunkiau valosi biškį. Reiks gal pakartot kelis kartus. Va, ir taip visą grandinę gražiai išvalam. To čia dar būtent va šitai daliai reikia aiškiai daugiau. Kaip matot, jau va baigėsi mano plovyklis. Jeigu tepalo per daug, mes turim aptaškytą galinį ratlankį ir va čia priekį daugiausiai meta prie priekinės žvaigždutės tą tepalo perteklių. Tai čia būna daug, po to dangteliu būna prisikaupę daug tokios košės, tepalo su žemėm susimaišęs, tai kiekvieną kartą plaunant gal nereikia čia valyti, bet kartas nuo karto tai reikia tą visą košę išvalyti. Taip pat reikia ir iš rato pusės kažkaip tai nuvalyti tą purvą, nes ten nesimato, tai daug kas ir nemėgsta. Tada dar galima žvaigždutę pavalyti. Nu, šiuo atveju žvaigždutė tai yra švari. Nieko čia nėra prikepę. Toliau imam skudurą. Nebūtinai patį švariausią. Ir nuvalom. O matot kiek juoda purva. Sekantis žingsnis, ką reiktų padaryti, tai suspaustu oru išpūsti iš grandinės tarpų. Jeigu plovėt vandeniu, tai būtinai rekomenduočiau. Jeigu naudojat kažkokį specialų ploviklį, nu, sakykim, vis tiek reikėtų, nes grandinės tepalas susimaišęs su vandeniu, tai visiškai blogai. Žibalas, sakykime, jeigu plovėt žibalu, tai irgi praskėsim tą tepalą. O specialus plovyklis teoriškai gal nereikia, bet jeigu turit kompresorių garaže, tai tikrai nepamaišytų. Tas reikalas atrodo panašiai taip. Tai patikėkite, jeigu čia būtų vandens, tai čia taškytųsi purslai. Prasipysim grandinę, prasipysim narelius, kad neliktų ten tarpuose to, kas neturi būti. Nu va. Sekantis žingsnis – tepsim. Ir esmė kame. Purkšt tepalą reikia būtinai iš vidinės pusės. Nepurkšti iš išorinės, kaip rodo tepalų reklamose, kad purškia va čia tepalą. Ratas, kai sukasi,
išcentrinė jėga stengiasi tą tepalą numest. Jeigu mes čia pripurkšim, tai turėsim blogai suteptą grandinę ir tepaluotą ratą. Todėl purkšti reikia iš vidinės pusės. Vidinę dalį tepam. Viskas. Grandinė sutepta. Dabar belieka tik tai paimti skudurą ir nuvalyti perteklių. Va šitoj vietoj įmam skudurą ir va taip sukam ratą gražiai. Ant šonų neturi būti tepalo, ant šoninių narelių, nes jisai išskyrus tai, kad pritraukia dulkes ir grandinė atrodo baisiai, daugiau nieko nedaro. Jo čia nereikia. Pasukiojam ratą va į vieną pusę, į kitą. Mums svarbu, kad būtų susitepusi vidinė dalis. Ratas, kai suksis, išcentrinė jėga tą tepalą nustums, kur reikia. Va, turėsit gražų ratą, gražią grandinę ir ta grandinė bus sutepta. Iš pirmo karto, jeigu labai buvo purvina grandinė, labai gražiai nuplauti ir išvalyti gal nepavyks, bet iš antro, trečio tikrai viskas bus gražu. Tepalą aš naudoju ir Motoreksą, ir Amsoilą. Nesmė, bet koks tepalas tinka. Žiūrint, aišku, kur jūs važiuojate. Jeigu važiuojate offroad'e, ten biškį offroadinių tepalų reikėtų šiek tiek kitokių. Tai va, taip atrodo sutepta grandinė tvarkingai. Švari, jokių tepalų, sutepta vidinė pusė ten, kur reikia. Ypač patariu taip sutvarkyti grandinę parduodant motociklą. Nes aš, pavyzdžiui, atvažiavęs, jeigu pamatysiu, kad tokia grandinė, tai tikrai bus pardavėjai didelis pliusas. Manau, kad ir kitiem estetinis vaizdas, jeigu prižiūrėta grandinė, reiškia motociklas prižiūrėtas. Tiek šiandien, kam patiko, spaudžiat laiką, kam nepatiko, rašot komentarus, ginčytės. Iki kitų kartų.